Sveiki atvykę į dar vieną emergency video, taigi situacijose rinkose dar prastesnė nei buvo, kai filmavau praeitą video. Tai praeitą video jūs įspėjau apie grėsmės ir kol kas tos grėsmės vis dar išlieka ir jos netgi šiek tiek padidėjo. Bet dar ne viskas prarasta, taigi aptarsime visas svarbiausias naujienas, aptarsime visą svarbiausią informaciją. Realiai šita savaitė bus kertinė. Literaliai kertinė savaitė, kuri nulems, kas laukia mūsų ateinančius mėnesius ir bus labai svarbus rodmenys, kurie išeis rytoj ir poryt. Taigi žiūrėkite video nuo pradžios iki galo, viską sužinosite, spausti subscribe, nieko nepraleiskite, nes naujienos tą keičiasi, dabar yra prastesnės naujienos, kažkada bus geresnės. Taigi žiūrėkite šios video ir suprasti visą, kas vyksta, link kur eina kaina, link kur eina ekonomika ir link kur eina viskas. Ir prisijunkite į nemokamą grupę, nes ten visada vyksta išsamesnės analizės, ten visada pranešu gyvų laiku, kas vyksta. Jau peržengėm 400 narių ribą, taigi daug žmonių jungiasi, prisijunkite ir jūs ir nieko nepraleiskite. Taigi iš karto pirmas dalykas, tai kas šiandien įvyko, tai didžiulis dumpas, kainos nukritimas ir altcoinuose ir bitcoino. Matome, kad bitcoinas nukrito netgi iki 89 000, kas labai išgąsdino rinką, nes atsimenat, kad šitas suportas yra labai svarbus. Ir jau atrodė, kad bus šakės, kad bitcoinas kris dar toliau, bet va dabar, kai pradėjau filmuoti video, matau, kad bitcoinas dar šiek tiek gavo bullish momentum, tai reiškia turbūt kažkas pradėjo pirkti, nes geros kainos. Ir matome, kad savaitė dar tikrai nebaigta, ji realiai dar tik prasidėjo ir matome, kad jeigu savaitės grafike vėlgi neužsidarys žemiau suporto, tai reiškia, kad bitcoinas vis dar yra labai stiprus ir viskas priklausys, kur žvakė užsidarys, nesvarbu, ar ji buvo žemiau ar aukščiau. Bet situacija tokia, kad buvo didžiulis dumpas, bitcoinas nukeliavo iki 89 000, o altcoinai ypač labai nukentėjo ir jie nukentėjo. Buvo žiauriai nuvažiavę, irgi atsimenu, vienu momentu buvo šiandien net nuvažiavę iki 900 milijardų, tai kai rinka tokia silpna ir altcoinai ir taip dabar labai nukentėję, nukraujavę ir kai dar toks nuvažiavimas į apačią, tai jis būna labai skausmingas, čia buvo gan didelis nuvažiavimas iki tų 900 milijardų, apie 8%, tai situacija pasidarė, atrodo, dar prastesnė nei buvo, taigi kas vyksta ir kodėl vyksta, tai vėl kaip ir viskas siejasi galiausiai su makroekonomika, kas vyksta Amerikoje, aš jau jums tą sakiau prieš tai, nes dabar rinka silpna ir dar prieš tai galim pasižiūrėti į S&P, pasižiūrėkit į S&P. Irgi, kaip prastai atrodo šiuo metu S&P šią savaitę, pasižiūrėkite, savaitė prasidėjo žemiau nei buvo, žemiau nei 5830, prasidėjo ties čia ir dar po truputį matosi, kad važiuoja į apačią. Taigi irgi korekcija, nemaža korekcija, netgi 5,5% korekcija, kas S&P yra labai daug. Taigi periodas nėra blogas tik kriptovaliutom, bet blogas visom rinkom. Matome ir Nasdaq irgi padarė gana nemažą korekciją, nes matome, kad prieš tai viskas ėjo į viršų su minimaliom korekcijom, o čia kol kas didžiausia korekcija per kelis mėnesius, tai tikrai. Taigi rinkom nelabai gerai sekasi, tai kodėl tai vyksta ir kas vyks toliau, tai viskas priklausys nuo makroekonomikos ir apžvelgsime visus veiksnius, bet pradžiai irgi dar pasižiūrime likvidacijas, tai irgi toliau rinka visus išvarinėja, jau ir taip atrodo daug išvarytų žmonių iš rinkos, bet dar išvarinėja, tai turėjome vėlgi beveik 500 milijardo likvidacijų 7 sausio, tada sausio 8 dar 400 milijonų likvidacijų svertų, tada dar 260 ir šiandien vėl 500 milijardo likvidacijų, tai dar daugiau žmonių buvo išspirtų iš rinkos, jų pozicijos buvo automatiškai uždarytos ir likviduotos. Kaip matome, šortų beveik nelikviduoja rinka, nes viskas tiesiog eina po truputį žemiau ir žemiau, taigi nemanau, kad sverto daug rinkoje dar liko bullish, dar kažkiek yra, bet matome, kad jo vis daugiau ir daugiau išvalo. Tai funding rates irgi jau seniai nusiresetinė, ta prasme jau kai kur jie yra neigiami, minus 50% ties Binance kriptovaliuta, Ondo minus ir šiaip, iš esmės jau seniai tie funding rates yra nusiresetinė, bet matome, kad rinka vis dar neatsigauna. Tai kaip ir minėjau, dabar viskas priklauso nuo ekonomikos ir praeitą video mes aptarinėjome svarbiausias naujienas ties Aš sakiau, kad labai svarbus rodmenys, juos stebėjome savo nemokamoje grupėje, gyvai visus update'inau, kas vyksta, taigi prisijunkite į nemokamą grupę dabar ir sužinosite viską real time.
Ir nes dabar kitą savaitę bus patys svarbiausi tikrai šių metų rodmenys ir rodmenys, kurie nulems dabar, kas vyks, manau, kelis artimiausius mėnesius, nes dabar praeitą savaitę išėjo nedarbingumo duomenys, kurie buvo labai geri, tai reiškia, ekonomika Amerikos dabar yra labai stipri ir jai gerai sekasi, arba bent jau rodo taip tie rodmenys. Tai kas nėra blogai, bet kai išeina geras nedarbingumas, tada palūkanų mažinimo procentai dar sumažėjo, kurie jau, kaip žinote, mes dažnai stebime ir taip yra labai mažiau, realiai tik vienas įskaičiuojamas palūkanų mažinimas ir geras darbingumas dar pamažina tą bet gera ekonomika nėra blogai, tai reiškia, kad nelaukia recesija už kampo, nes kai būna daug palūkanų mažinimų, blogas darbingumas, tada prisipompuoja pinigų, didžiulė infliacija ir tada jau būna recesija ir pasibaigia bullrunas garantuotai. Tai dabar kol kas to nėra, ekonomika yra stipri, bet viskas dabar priklausys nuo infliacijos. Infliacija išeina rytoj ir poryt, infliacijos rodmenys, ir jeigu yra infliacija dar paaugusi, kas dabar yra tikimasi, tai tikėkitės daug spaudimo, kainai nuvažiuoja dar į apačią ir tikėkitės dar vieno dampo. Ir jeigu rytoj išeina blogi rodmenys ir trečiadienį išeina blogi rodmenys, tai tikėkitės didžiulio dampo į apačią, nes jeigu yra geras darbingumas ir žema infliacija, tada yra viskas labai gerai, idealu, bet jei yra labai stipri ekonomika ties darbingumu ir tada infliacija kylanti, tai tada labai stipriai sumažina procentus, kad mums reikės iš vis kažkokių palūkanų mažinimų, kur dabar taip rinka tik įskaičiuoja tik vieną, o palūkanų mažinimai labai yra bullish ir reikalingi kriptovaliutom, tai jeigu išeis aukštesnė infliacija, tai nežinau, gali būti, kad ir visai nereikės centrinių bankų nereikės jokių daryti palūkanų mažinimų, kas būtų labai dar didžiulis dampas rinkoje. Tai rytoj išeina PPI, tai yra Producer Price Index, tai žodžiu infliacija iš gamintojų pusės ir šis indikatorius sudaro labai, jis yra, kaip čia rašo, leading indicator of consumer price inflation. Tai žodžiu tiesiog labai svarbus infliacijos rodmenys iš gamintojų pusės, tai matome, kad prieš tai buvo, pažiūrėkite, kas buvo prieš tai, kuo didesnis skaičius, tai vėlgi tai ne tik yra blogai, kad palūkanų mažinimų mažiau, bet tai dar ir sustiprina dolerį, kas dar yra blogiau. Tai irgi dar trumpai grįžtant, svarbu paminėti apie dolerį, dėl ko ir šitas dampas vyksta, tai dėl kelių priežasčių. Pirma priežastis, tai doleris, pažiūrėkite, dabar nauja savaitė, doleris dar pakilo į viršų, dar aukščiau nei buvo prieš tai, aš jau sakiau per praeitą video, kad čia yra didžiulė grėsmė ir jis pakilo dar aukščiau. Ir kitas dalykas, yildsai irgi kyla į viršų, čia yra keisčiausia žvakė, kokią aš esu matęs, bet žodžiu, jie atsidarė dar aukščiau, jie atsidarė labai aukštai, yildsai, bet numažėjo šiek tiek žemiau, bet vis tiek matome, kad overall kyla šią savaitę. Tai irgi nieko gero, aš jau minėjau, kad kai kyla yildsai, tada krenta kriptovaliutų kainos arba bent jau būna spaudimas krist kainom. Tai kol kas viskas, kas buvo blogai per praeitą video apžvelgta, viskas tas pats tęsiasi, tik dar yra blogiau. Ir manau dauguma žmonių, kas dabar buvo, tai dauguma žmonių prieš šiuos rodmenis de-riskina, tai reiškia jie užsidaro daug pozicijų, galbūt longų, kurie buvo, galbūt kažkiek pasikonvertuoja stablecoinus, iš esmės sumažina savo exposure rinkoje, nes tiesiog bijo visi šių infliacijos rodmenų. Ir aš kaip ir minėjau, jeigu jie išeis didesni, tai tikėkitės dampo į apačią. Tai žodžiu, tai prieš tai buvo, matome, kad gruodžio mėnesį buvo forecastas 0,2 procentai ir tada išėjo 0,4. Tai čia kas irgi, manau, dėl ko Fed irgi padarė tą visą per susirinkimą, šnekėjo, kad sumažino tą expectations rinkos palūkanų mažinimą, dabar jau pakilo iki 0,4 procentų ir dabar forecastas yra 0,4 procentai. Jeigu čia dabar išeis, kad 0,6 ar kažkas tokio, tai doleris tada šautų į viršų, dar aukščiau, yildsai irgi taip pat šautų į viršų. Ir dar didesnis spaudimas būtų rinkai važiuoti dar žemiau. Tai čia bus antradienis, tai yra rytoj, o trečiadienį gausime dar iš vis svarbiausios infliacijos rodmenys, tai yra CPI, tai Consumer Price Index, tai irgi iš esmės infliacija iš vartotojų pusės. Tai irgi, pažiūrėkite, pakilimas buvo tik 0,1 procentų pakilimas, bet vis tiek dėl šio pakilimo labai smarkiai sumažėjo
palūkanų mažinimų procentas ir dabar matome, kad jau expectation yra 2,9, tai reiškia tikisi, kad labai infliacija pašauks į viršų, kas yra labai blogai. Labai blogai rinkai ir viskam labai blogai, nes didžiulė infliacija viską gadina, nes jei būtų žema infliacija, tada būtų palūkanų mažinimas, vėl ateitų daugiau likvidumo, daugiau pinigų, centrinis bankas paduotų pinigų į ekonomiką ir kiltų kriptovaliutos, bet jei bus didelė infliacija, tai toliau viskas tęsis, tai jeigu čia išeina blogi rodmenys ir čia išeina blogi rodmenys, tai labai prastai rinka atrodys ateinančias kelias savaitės, taigi sekit šias naujienas, sekit šį kanalą, sekit mūsų nemokamą grupę, kur viskas bus informuota apie tai ir, kaip sakant, melskitės, kad būtų geri rodmenys. Tai čia realiai svarbiausia, jog visas video gali būti apie tai tiesiog kokie bus rodmenys, nes nuo to priklausys irgi, ką darys doleris, nuo to priklausys, ką darys centrinis bankas ir taip toliau. Taigi realiai daugiau niekur neverta diskutuoti apart to, kas bus su šiais rodmenimis. Bet yra dar vienas dalykas, kurį aptarsiu, tai dažniausiai, kai pakyla doleris, dažniausiai seka jo nukritimas, kadangi labai stiprus doleris yra blogai realiai Amerikai, nes jų eksportai būna pabrangę ir tada įmonės labai kenčia ir tada, žodžiu, daug visokių problemų ir Amerikai nėra gerai didelis doleris ir matome, kad istoriškai, kai būdavo doleris labai stiprus, jis nukrisdavo štai čia ir tada prasidėjo bullrunas. Jeigu doleris vėl pradėtų kristi, tai prasidėtų bullrunas. Tai irgi doleris greičiausiai nekris iki tol, kol neateis Trumpas, tai irgi dabar, kai ateis dar Trumpas, irgi kol kas yra daug nežinomybės, ką jis darys, maždaug yra aišku, bet toks dalykas kaip jau žadami tarifai ir taip toliau sustiprina dolerį, sustiprina potencialiai infliaciją, taigi irgi ten bus įdomu, bet šiandien ne apie tai. Tai irgi tiesiog užbaigiant, kad dažniausiai, kai doleris būna stiprus, jis dažniausiai po to turi nukristi, nes jis tai nėra gerai rinkai, nėra gerai Amerikai. Tai iš esmės dabar irgi yra labai pakilęs ir tikriausiai labai tikėtina, kaip ir čia matom, realiai visada, kada pakildavo labai aukštai doleris, jis turėdavo nukristi, nes jis turėdavo nuvertėti šiek tiek. Tai va, ir kitas dalykas, ir pavyzdžiui, Trumpo sūnus, Trumpas turi kriptovaliutų portfolio ir dar Secretary Treasury, tai yra pozicija, kuri yra viena svarbiausia Amerikoje, tai yra Treasury Secretary ir jos nominantas Scottas Bessentas irgi yra labai pro kripto ir jis irgi turi kriptovaliutų, tai tiesiog kai visiems politikam reikia to pačio, reikia geresnės rinkos, geresnių kainų, kad bitcoinas kiltų į viršų, kad akcijų rinka kiltų į viršų, kaip žinoma, kad Trumpui yra labai svarbu, tai labai tikėtina, kad taip ir bus, bet apie tai dar vėliau aptarsime apie Trumpą ir ką jis darys šiek tiek vėliau. Šiandien realiai fokusas yra šie infliacijos rodmenys, taigi sausio pabaigoje laukia Centrinio banko susitikimas, vėlgi dėl palūkanų, vėl aptars ekonomiką ir taip toliau, taigi jeigu bus per aukšta infliacija ir taip toliau, tai jau žinote, ko tikėtis, bus labai Centrinis bankas nusiteikęs neigiamai, bus labai bearish ir taip toliau, sakys, kad mums čia nereikia palūkanų mažinimo ir taip toliau ir tai dar labiau numuš rinkas į apačią. Taigi, sakau, labai svarbus rodmenys, bet jeigu šie rodmenys bus geri, arba kuo geresni, tuo geriau, tai yra kuo mažesni nuo šių forecastų, tai reiškia, jeigu bus labai maži, tai reiškia viskas pasikeistų labai greitai, iš karto būtų pumpas, tai bus pumpas arba dumpas, nes tada vis tiek mažesnė infliacija, vėl pašauktų šiek tiek procentai, kad bus palūkanų mažinimų ir tada labai tikėtina ateis Trumpas ir į galę ir tada bus Centrinio banko susirinkimas aptart palūkanas, tai tada labai tikėtina, kad per tą susirinkimą Centrinis bankas būtų labai bullish, positive apie ekonomiką ir kad dar palūkanų mažinimų galima tikėtis. Taigi viskas, labai daug kas priklauso nuo šių rodmenų. Ir dabar šie rodmenys nulems, manau, artimiausios savaitės ir gal net kitos savaitės rinkų tėkmę iki kol ateis Trumpas ir tada vėl šiek tiek gali viskas pasikeis, bet čia yra labai svarbus rodmenys, nesvarbu, kas bus valdžioje. Vis tiek dabar viską kontroliuoja Centrinis bankas, tai labai svarbus rodmenys. Taigi tiek šiam video, spausk subscribe, nepraleiskit nieko, labai dabar yra kertiniai rodmenys, kertiniai dalykai, kurie vyksta rinkoje, kurie nulems, kas bus toliau, taigi nepraleiskit naujienų, prisijunkite nemokamą grupę ir susitiksime kitame video.